Gal jūs pasitraukite, taigi ne jūsų vietoje. O tai negalima sėdėti. Jūs čia namuose esate. Atsiprašau. Taigi, Aš valstybės esu. jūs neleidžiat man... Jūs kolega biškiu pasakyk, kad jeigu jau filmuoja, tai filmuotų iš vieno taško, bet jau važiuotų jau nesidės susėdimuose kėdėse. Ne jūs režisierius šičia. O tai kas režisierius? O kas režisierius esate paklausę? Tai jūs režisierius? Tai ne, jūs teikite. Jūs pirmininkas, bet ne režisierius. Gerai, tvarka. Leiskit pabaigti. Būkit mandagus, leiskit pabaigti. Iš praeitame posėdėje Mariaus Pomanskio išsakytų teiginių darytina išvada, kad jis yra nekompetentingas eiti ne tik komisijos pirmininko pavaduotojų, kaip šiandien netgi pirmininko, bet ir viešosios tvarkos poskyrio vedėjo pareigas. Sprendžiant iš to, kad šis valstybės tarnautojas su piliečiais kalbėjo pakeltų tonų, juos žemino ir dėl išsakytos jam nepalankios nuomonės grasino išvesdinti su policija, Pomanskis nepaiso ne tik įstatymų, bet ir konstitucijos, kuri piliečiams laiduoja teisę kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, laisvai reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją. Gal tai yra todėl, kad gilias teisinės žinias turinčio turėti tarnautojo vietą užima asmuo, galimai neturintis teisinio išsilavinimo. Esu įsitikinęs, kad Mindaugas Žilys taip pat neturėtų dalyvauti komisijos svarstančioje administracinės teisės pažeidimus, kuriuos yra pats padaręs. Tačiau baudos išvengia, galimai pasinaudodamas savo kaip savivaldybės tarybos nario statusu. Plakat visiškai nesmė. Galimai, o kas negalimai? Tvarkoj, išklausykit man. Manau, kad ši absurdiška situacija susidarė dėl to, kad nekompetentingi valstybės tarnautojai parengė įstatymą neatitinkančias teisės aktų projektus, politikai juos priėmė, o pareigūnai vykdo jiems duotą nurodymą pildyti biudžetą, net nesusimastydami išrašinėdami protokolus. Galiausiai dėl to nukenčia vis dar bandantis dirbti ir išlaikyti valstybę bei jos tarnautojus verslai ir piliečiai.